Izabelės atveju tu supranti, kad kaip tai beskambėtų galbūt tiesmukiškai, bet atrodo, kad atrodo lygtais gyvenimas tiek ir tiek trunka, atrodo viskas suskaičiuota ir atrodo, kad, nežinau, jeigu aš būčiau štai panašioj situacijai, tai norėčiau, kad, kad tos meilės aplink, to dėmesio, nežinau, tos teisingos vibracijos, šiuo atveju iš mano muzikos, kurią pavyko galbūt šiek tiek ar nedaug atlikti, nežinau, paliestų. Tai kai aš sužinojau apie tokią galimybę, aš taip prisėdau ir supratau, kad tiesiog mano vidus liepia viską mest, atidėti į šoną ir atvažiuoti. Kartais ir mum, kai atrodo ta sveikata gera, labai geras metas ir laikas prisižeminti. Tai man taip karts nuo karto reikia ir man pačiam, ir šiuo atveju šį vakarą su Izabele, puikios akimirkos, žinai, apmąstyti kažką, tai pabūti. Jo. Ir kartais galbūt į jos kartais tą tuštoką žvilgsnį, ne visada jis būna visada taip, kartais artimas, kartais tolimesnis, galbūt jau dėl jos pačios savijautos, bet kai tu pagauni jos tą šypseną, tada jinai sugrįžta į šitą pasaulį. Tai būna gera. Žinai, bet, aš žinau, pasaulyje tų stebuklų daug būna. Šiandien Izabelė visus pakvietė į savo 5. svajonių gimtadienį. Turėjome nuostabią dieną. Prisidėjo daug nuostabių žmonių, kad įvyktų šitą šventę. Buvo begalė animatorių, vaišių, fejerverkų ir įvairių šėlionių. Tai iš tikrųjų norėčiau labai padėkoti visiems prisidėjusiem, nes be jūsų nebūtų įvykusi ši šventė, kadangi buvo visko labai daug. Tai žinoma, visų pirmiausia Rimanto Kaukėno paramos grupiai, kuri kaip visada nelieka abejinga ir išgirsta visas Izabelės svajones ir jas padeda įgyvendinti kartu su savo rėmėjais. Šiandien mus aplankė ypatingų žmonių, kaip Donatas Montvydas, kuris suteikė nuostabiai šiltą, net sakyčiau, tuo pačiu ir kalėdišką akimirką. Buvome visi paliesti iki širdies gelmių. Ir Izabelei šis gimtadienis yra labai ypatingas, kadangi esame labai sunkioje šiuo metu gydymo situacijoje, kai nelabai medicina jau yra pajėgi mums padėti. Dėl to ji turėjo tokią didelę svajonę atšvęsti savo 5. gimtadienį ypatingai. Ir, kaip sakiau, su visų gerų žmonių pagalba mes ją įgyvendiname ir, manau, netgi padarėme daugiau, negu visi įsivaizdavome. Tai dar kartą labai visiems ačiū prisidėjusiems.